Dievo žodžio kalbos tekstai ir vertimai. Šventasis raštas buvo rašomas per 11 šimtmečių. Faktiškai, kaip bemaž kiekviena knyga, apima ankstesnį rašytą ir žodinį tikėjimo kreditą. Septuagintos deuterokanoninės knygos buvo perduotos graikų kalba. Visas Naujasis testamentas buvo parašytas graikų kalba. Ankstyviausiai Senojo testamento vertimai buvo padaryti graikų ir aramėjų kalbas. Senasis testamentas vadinamas Septuaginta. Lotyniškai Septuaginta reiškia 70. Pasak legendos, buvo išverstas į graikų kalbą 72 žinovų Aleksandrijoje tarp 250 ir 150 metų prieš Kristų. Be to, Septuaginta apima ir pridėtinės deuterokanoninės knygas. Dauguma Senojo testamento citatų ir nuorodų Naujajame testamente ir bendrijos tėvų raštuose remiasi Septuaginta. Hebrajiškosios šventojo rašto knygos buvo išverstos ir į aramėjų kalbą, kuri buvo tapusi šnekamąja Palestinos kalba po judėjų grįžimo iš Babilonijos tremties. Jie vadinami targumais, aramėjiškais vertimais. Seniausias šių vertimų yra Jobo knygos targumas, kurio fragmentai buvo aptikti Kumrane. Šventojo rašto tekstą liudija daugiau rankraščių, vien Naująjį testamentą apie 5000, negu bet kurį antikos klasikų tekstą. Bet nei įkvėptųjų autorių originalai, nei perrašai šių laikų neišliko. Vienas svarbiausių šiuolaikinių šventojo rašto tyrimų siekių yra kritiškai vertinti ir atskirti iš daugelio skirtingų variantų rankraščius, kurie yra ankstyviausi ir artimiausi dingusiam įkvėptojo autoriaus originalui. Prieš Negyvosios jūros rytinių atradimą Kumrane ankstyviausiai Senojo testamento rankraščiai buvo Alepo knyga, rankraštis iš IX amžiaus. Kumrane buvo rasti bemaž visų hebrajiškojo Senojo testamento knygų išskyrus Esteros knygą rankraščiai bei fragmentai. Nors kai kuriais bruožais, skirtingai nuo vėlesniųjų rankraščių, šie Negyvosios jūros rytiniai liudija, kaip rūpestingai ir tiksliai perrašinėtas Senasis testamentas. Naujasis testamentas buvo perrašytas graikiškai, graikų kalba buvo bendra paprastų ir išsilavinusių žmonių kalba Romos imperijoje. Ankstyviausi Naujojo testamento rankraščiai yra graikiški papiruso fragmentai iš 2 amžiaus pirmųjų dešimtmečių. Baigiantis 4 šimtmečiui ir 5 šimtmetyje pasirodė puošnūs viso šventojo rašto rankraščiai – Vatikano, Sinajaus ir Aleksandrijos knygos. Vertimai į lotynų kalbą ėmė rodytis 2 kristinio šimtmečio antroje pusėje. Ilgainiui juos pakeitė įspūdinga Šventojo Jeronimo viso šventojo rašto vertimas į lotynų kalbą, vadinamas Vulgata, kuris buvo oficialiai krikščionių knyga visą tūkstantmetį. Kiti ankstyvi vertimai buvo į sirų, koptų ir etiopų kalbas. Ankstyvieji šventojo rašto rankraščiai nebuvo padalyti į skyrius ar eilutes, jie tenkinosi skaitinių padalomis. Skyriaus padalas įvedė Paryžiaus arkivyskupas Steponas Langtonas, o eilutes pirmasis ėmė žymėti skaičiais Sanktas Pagninis 1528 metais. Robertas Etienne jo darbą užbaigė 1555 metais. Nors Europoje ir prieš 14 amžiaus reformaciją pasitaikė bandymų versti šventąjį raštą į gimtąsias kalbas, reformatorių mestas iššūkis grįžti prie Dievo žodžių ir spaudos išradimas sukėlė vertimų bangą krikščionių protestantų bendrijose. O katalikų bendrija popiežiui Pijui VII 1943 metais paskelbus Divino Affiliante Spiritu, ką išvertus lietuviškai reiškia įkvėpti dieviškosios dvasios, encikliką, ėmėsi ryžtingai versti šventąjį raštą ir į gimtąsias kalbas. Naująjį testamentą iš Kurto Alando, Karolio Martinio ir kitų kritiškai parengto graikiško teksto išvertė kunigas Česlovas Kavaliauskas, Lietuvos vyskupų konferencija jį išleido 1972 metais. Šis Senojo testamento vertimas yra iš K. Ellingerio ir V. Rudolfo kritiškai parengto Biblija hebraika Stuttgartensia leidinio, kurį išleido Vokietijos Biblijos draugija
1990 metais. Septuagintos knygos šiame vertime yra iš kritiškai parengto Septuaginta id est vetus testamentum Graecia luxta interpretes Ralfo leidinio, kurį išleido Württembergo Biblijos draugija 1940 metais, panaudodama vėlesnės teksto kritikos įžvalgas.